Kaip išgyventi rajone? Girdi, bachūras, sustok biški. Kažkas pradeda švilpti iš galo ir sakyt, kad sustotum. Nekreip dėmesio, o labiau jeigu aplink save nematai daugiau žmonių ir nežinai, kas ten toks, ar net pažįsti jo iš balso. Eik toliau ir neatsisūk, nes jeigu atsisuksi, jis tikrai prisipys ir galimai tave nukels. Tiesiog apsimesk, kad nieko negirdėjai ir eik kur ėjai. O geriausiai kažkur arčiau žmonių minios. Nelįsk į kokį kiemą, kur nieko nėra. Kuo daugiau akių, tuo saugesnis būsi. Nežinai, kaip būna rajone. No face, no case. Šiuo atveju blogiausias sprendimas būtų bėgti, nes jis tada tikrai suprastų, kad tu turi kažką vertingo ir galimai tave pagaus, nes jo gaudymo įgūdžiai jau ištobulinti. Ir tu tikrai nebūtum pirmas, kurį jis nukėlė. Jeigu matai daug žmonių kimarinant laiptiniai, visų pirma nestresuok ir neprakaituok. Neparodyk, kad bijai. Už lango žiemą, jie tiesiog šildosi prie radiatoriaus ir bazarina patsanų temom. Bent jau dažniausiai tai būna. Pasakyk. Zdarova, bachūrai, norėčiau praeiti. 9 kartus iš 10 jie tave praleis. Galbūt šiek tiek apstumdys, kai eisi, bet neprakaituok, nes čia tik testas ant bachūro. Jeigu neduosi jokios reakcijos, viskas bus gerai. Vienas iš jų galimai yra biški nestabilus ir prisipys arba prašys duot pasų. Bet tiesiog gražiai praeik pro jos, išvengiant akių kontakto. Dar gali būti tokia situacija, kad kai kurie iš jų sėdės ant laiptų ir tau teks atsargiai per juos perlipti. Nes jie tikrai nepasitrauks tau paprašius praleisti. Čia dar vienas testas ir išbandymas. Pabandyk neprisiliesti prie jų iki teisminių North Face striukių, nes jeigu bent kažkiek išpurvinsi striukę su savo purvinais batais, gali baigtis labai blogai. Džiaukitės, kad aš mažesnis. Užauksiu galvas supisiu gandrai. Ką tu pasakei, Gaidį? Dabar už bazarą greitai jie nebaini ir dovanas perki mums visiems. Arba žaidimų, arba gift kortelių. Supratai mane, Martynai? Klak, klausau, dėdę Mamutka.